mūsų pagalba yra viešpaties dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Prisimenu viešpaties darbus, tavo senovėje darytus stebuklus. Apgalvoju visą tavo darbą, kalbu apie tavo veiksmus. Dieve, šventas yra tavo kelias. Kuris Dievas yra toks didis kaip mūsų Dievas? Tu esi stebuklus darantis Dievas, apreiškiantis tautose savo galią. Šiais žodžiais iš 77-osios psalmės pradedame šios viešpaties dienos pamaldas. Vardan Dievo šventoje trejybėje vieno. Tėvo, Sūnaus ir šventosios dvasios amen. Kviesiu išlikti atsistojusius, kurie galite, ir giedosime 157 giesmę pirmus 3 posmelius. Klausykite Dievo įstatymo iš 99-osios psalmės. Viešpats karaliauja, tegu dreba tautos. Jis sėdi tarp kerubų, te dreba žemė. Viešpats yra didis Sione. Jis yra aukščiau nei visos tautos. Te giria jie tavo vardą didį ir bauginamį. Jis yra šventas. Karaliaus galybė myli tiesą. Tu įtvirtinsi teisingumą, įvykdai teisumą ir teisybę Jokūbo vaikams. Aukštinkite viešpatį, mūsų Dievą, garbinkite priešais jo sostą. Jis yra šventas. Mozė ir Aaronas yra tarp jo kunigų ir Samuelis tarp tų, kurie šaukėsi jo vardo. Jie šaukėsi viešpatės ir jis jiems atsakė. Iš debesies stulpo kalbėjo jis. Jie laikėsi jo nuostatų ir potvarkių, kuriuos jis jiems davė. O viešpatie, mūsų Dieve, tu atsakai jiems. Atlaidus Dieve buvai jiems, nors ir atlygindavai už jų nusikaltimus. Aukštinkite viešpatį mūsų Dievą, garbinkite prie jo švento kalno, nes viešpats mūsų Dievas yra šventas. Mes matom didingo ir gyvo Dievo paveikslą, kuris, toks sako, bauginantis, baimę keliantis. Tačiau mes tikime ne savo paties susigalvotą Dievą. Žmonės postmodernizmo laikų dažnai linkę tikėti viskuo. Ir sako, aš tikiu kažkokiu Dievu arba tai, ką jisai sugalvoja, kas tai yra. Tačiau mūsų Dievas nėra sugalvotas arba nėra tai, kas mes norėtume
kas jis yra. Jis yra toks, koks yra ir jis aprašytas šventame rašte, koks jis yra. Ir matom, kad jis yra šventas. Jis yra didis, jis bauginantis, jis myli tiesą, jis įtvirtina teisingumą, įvykdo teisumą. Kalba apie Dievo žmonės, kurie buvo savo metu paprasti žmonės, bet Dievas, jie šaukėsi jo ir Dievas jiem atsiliepė. Ir Dievo žodis moko, sako, kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Taip ir mes galime sakyti, kad kiekvienas, kuris šaukėsi Dievo, atgailaudamas, prašydamas Dievo atleidimo dėl pasigailėjimo, atgailaudamas už savo nuodėmes, jas pripažindamas, prašydamas atleidimo, Dievas atleidžia. Paprašysiu atsistoti, kreipsimės kiekvienas ir visi kartu ir asmeniškai. Viešpatie Dieve, dėkojam tau šį rytą, kaip giedojame, dėkui šį šventą rytą. Ačiū už tavo žodį, Viešpatie, už 99 psalmę, kurią skaitėme. Ir Dieve, Viešpatie, tu esi didis, galingas, baimę keliantis. Tu nesi toks, koks kiti dievai, kurių nėra, kurie netikri, bet esi tikras visos šios žemės kūrėjas, visos istorijos valdytojas. Ir to Viešpatie mes matydami, koks tu esi šventas, matom, kad niekaip patys iš savęs negali būti tinkami ir prieinami. Ir mes jau, kaip ir moko Heidelbergo katekizmas ir Dievo žodis, kad mes gimėm pilnai sugedę, nuodėmingi. Ir dėl to mūsų norai yra nuodėmingi ir dėl to mūsų elgesys yra nuodėmingas. Viešpatie, mes kiekvienas atskirai ir visi kartu sakom, Viešpatie, atleisk mums. Atleisk man. Atleisk, Viešpatie, kai mes patys save statėme į pirmą vietą, galvojom, kad mūsų nuomonė yra svarbiausia, mes esam visako centras, tačiau tu, Viešpatie, esi tas teisingas, šventas Dievas. Kaip Izaijas sakė, šventas, šventas, šventas Dievas. Viešpatie, ačiū tau už tavo žodį, tavo šventąją dvasią, kuri apšviečia mumyse mūsų nuodėmingumą, parodo, kaip mes klystame, bet taip pat ir nepalieka mūsų nuodėmėse, mūsų apvalo ir pašventina. Ačiū Viešpatie už tavo darbą, už tavo bažnyčią, tai kad tu padarai mūsų šventais. Amen. Galite prisėsti ir giedosime 298 giesmę, pirmus 4 posmelius. Oh
padarė Tomas ir tada ką padarė Kristus. Nes kiek girdėjau, šiandien ir per pamokslą panašiai kalbėsime. Taigi toliau yra Dievo malonės žodis iš laiško Efeziečiams 2 skyriaus 4-5 eilutė. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi. Malonę jūs esate išgelbėti. Kartais sako, na, jūs krikščionys kalbate apie nuodėmę, čia nuolat reikia atgailauti, tačiau yra ir gera žinia tos dalies, sako, bet Dievas. Ne mūsų nuodėmingumas, ne mes, sako, bet įsijungia Dievo iniciatyva. Taip, jūs sako, esat mirę nuodėmimis, esat nuodėmingi, jis sako, bet Dievas, kuris yra gailestingas, išgelbsti mus iš malonės. Todėl tebūna pašlovintas Dievas už gailestingumą, mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą Jėzų Kristų. Amen. Pakviesiu atsistoti, pagarbinsim trejybę ir išpažinsim savo tikėjimą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visas bus per amžius. Amen. Šiandieną išpažįstame tikėjimą pagal Heidelbergo katekizmą. 12 klausimas. O gal mes teisingų Dievo sprendimų, nusipelnę laikinosios ir amžinosios bausmės, dar galime kaip nors išvengti ir vėl rasti malonę Dievo akyse? Dievas nori, kad jo teisingumas būtų įvykdytas, todėl turime už savo kaltę jam sumokėti visą išpirką patys arba per ką nors kitą. 13. Bet ar galime patys sumokėti išpirką? Niekaip nepajėgtume. Mes netgi kasdien savo skolą tik didiname. 4. Ar gali kuris nors kitas kūrinys už mūsų mokėti? Ne. Visų pirma, Dievas nenori bausti jokio kito kūrinio už tai, kuo nusikalto žmogus. Kita vertus, joks kūrinys nepajėgtų panešti amžinojo Dievo pykčio ant nuodėmės naštos, nei kitų nuo jos išvaduoti. Ir matom, kad Dievas yra teisingas, jis nėra tas, kaip mes, būdami krepšinio šalis, suprantame, kad padarė pražangą ir sakytų, ai, atsiprašau, sakytų, ai, gerai, nieko, atsiprašei, nu tai atleidžiam, tau nėra pražangos. Ne, sako, jeigu tu padarai pražangą, tau yra pražanga ir dabar reikia mesti baudas. Tai neužtenka, kad tu tik atsiprašai. Tai reiškia, kažkas turi įvykdyti tą teisingumą ir pilnai įvykdyti. Ir sako, mes patys to nebepajėgiam, nes prieš tai skaitėm, kad esame mirę nusikaltimais nuodėmėmis. Tada gali kažkoks kitas kūrinys sumokėti, sako, ne, joks kitas kūrinys negali. Bet žinom, kad sumokėjo ne kūrinys, o kūrėjas. Jėzus Kristus. Antrasis trejybės asmuo. Kviečiam prisėsti ir giedoti 145 psalmę, 6, 8, 10 posmelius. Hallelujah.
go straight to the sermon. Taip, kadangi nėra šiandien vaikų, vaikai yra pakankamai dideli, tai šiandien vaikų pamokslo nebus. So our reading is from John 15, verses 1 to 11. Šiandienos skaitinys yra iš Jono Evangelijos 15 skyriaus nuo 1 iki 11 eilutės. Skaitinius galite rasti ir savo lankstinukuose. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakeles, įmesi ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įstatymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. So over the past 2 months we've been looking at illustrations that Jesus gives about himself. Pastaruosius 2 mėnesius mes žiūrėjome į pavyzdžius, iliustracijas, kaip Jėzus apibūdina pats save. For example, he calls himself the bread of life and the light of the world. Pavyzdžiui, Jėzus save apibūdina kaip gyvenimo duona arba pasaulio šviesa. He calls himself the gate to the sheep pen and the good shepherd. Jis save vadina geruoju ganytoju, taip pat vartais į avių aptvarą. And so today we're looking at the final one of these self-descriptions of Jesus. Ir šiandien pažvelgsime į paskutinį savęs apibūdinimą, savęs iliustravimą Jėzaus. Now this is one of the easier ones to imagine in your mind. Tai yra vienas iš pačių lengviausių pavyzdžių, kaip save apibrėžia Jėzus, įsivaizduoti. We've all seen vines on which there are berries growing. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų esame matę vynmedžius, ant kurių auga vynuogės. And maybe we've even done the pruning of those vines to help them produce more fruit. Gal kai kurie iš mūsų netgi bandė skiepyti vynuogės, kad jos vestų geresnius vaisius. So today we're going to look at 3 different things that Jesus says about the vine. Taigi, šiandien mes iš mūsų skaitinio pažiūrėsime į 3 skirtingus dalykus, apie ką kalba Jėzus. First, he talks about the gardener in relation to the vine. Pirmučiausiai jis kalba apie sodininką ir jo santykį su vynuogynu, su vynuogėmis. And then he talks about the branches in relation to the vine. Tada jis kalba apie vynuogių šakeles ir tų šakelių santykių su pačia vynuogė, vynuogės medžių krūmų. And finally, he talks about the fruit in relation to the vine. Ir galų gale jis kalba apie vaisius ir santykius su vynmedžiu. So we'll begin with the gardener in relation to the vine. Taigi pradėsime nuo sodininko ir jo santykio su vynuogė. So in the first sentence of our skaitinys, Jesus says, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be ever more fruitful. Jau pirmose mūsų skaitinio eilutėse Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisių.
Now, I want you to imagine Jesus is walking in the vicinity of Jerusalem. Įsivaizduokite, Jėzus su savo mokiniais vaikšto Jeruzalės apylinkėse. This is the Easter weekend. Tai yra Velykų savaitgalis. So it's Thursday and they've just had the Passover supper. Tai yra ketvirtadienis ir ką tik jie yra atšventę Paskos šventę. And after the Passover, Jesus is walking with his disciples to the Garden of Gethsemane. Ir po tos šventės Jėzus ir jo mokiniai eina į Getsemano sodą. It must be warm weather because they're going to sleep outside in the garden overnight. Turėtų būti šiltas oras, kuomet jie eina, nes pagal jų planą yra tai, kad jie naktį praleis tame sode, miegos lauke. So it's night time, but they can see the way. Tai yra jau vėlus metas, bet visgi jie dar gali matyti savo kelią. And then there's an interesting thing, where Jesus is talking to them about the Holy Spirit. Ir beeidami Jėzus ir jo mokiniai šnekučiuojasi apie šventąją dvasią. And then all of a sudden he stops that subject and he says, I am the true vine. Ir staiga, pertraukus jų pokalbį, Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis. Now, the way I imagine it is that he's walking along and then they see a vineyard right beside them. Kunigas Frankas įsivaizduoja, kad šis sakinys, ši iliustracija kilo iš to, kad jiem beeinant keliu Jėzus pamatė vynuogyną. So Jesus takes this as a teaching opportunity. Ir pamatęs vynuogyną, jis mato labai gerą galimybę mokymams apie tai. He's already said to them, I am the way, the truth, and the life. He did that in the upper room. Anksčiau Jėzus jau savo mokiniams yra pasakęs, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. And you might remember from last week where we talked about 3 men with 3 questions and a 3-part answer. Ir tikriausiai pamenat iš praėjusio savaitgalio pamokslo pasakojimą apie 3 žmonės, 3 klausimus ir 3 dalių atsakymą. And the result of that was the Apostle Peter, he wanted to be a partner with Jesus. Ir kaip rezultatas viso to pasakojimo yra tai, kad apaštalas Petras norėjo būti toks pat iškilus, žinomas, lygus Jėzui, tai yra tarsi partneris jo. And so, but he wanted to be the type of partner who was higher than everybody else. Apaštalas Petras norėjo būti nelygus su kitais mokiniais, tačiau truputuką aukščiau už visus kitus mokinius. The second person was Thomas, who naturally had doubts. He was always skeptical. Antrasis asmuo buvo mokinys Tomas, kuris natūraliai, normaliai viską žiūrėjo labai skeptiškai ir nuolat abejojo viskuo. So he wanted proof that Jesus was who he said to be. Taigi Tomui reikėjo kiekvienam Jėzaus pasakytam žodžiui įrodymų. And then finally there was Philip who wanted power from Jesus. Ir paskutinis asmuo iš mokinių tarpo buvo Pilypas, kuris norėjo jėgos iš Jėzaus. That is, he said, I've been told by Jesus that I know God, and Moses also knew God. Pilypas kalbėjo taip, aš esu išmokytas Jėzaus, kad aš pažįstu Dievą, Mozė taip pat pažinojo Dievą. And Moses was able to do powerful miracles. Ir Mozė savo ruožtu galėjo daryti labai ypatingus, didingus stebuklus. And to these people Jesus was saying, you're looking at the wrong things. Ir visiems šiem 3 vyram Jėzus sakė, jūs ne į tai atkreipiate dėmesį, ne į ten žiūrite. If you looked at me, and the more you look at me, the more you'll find the answers to your questions. Jėzus sakė jiems, žiūrėkite mane ir kuo labiau jūs į mane žiūrėsit, tuo labiau jūs gausite atsakymus į savo kylančius klausimus. So what were they going to see when they looked at Jesus? Taigi, ką jie turėjo pamatyti, pastebėti, žiūrėdami į Jėzų. And Jesus says, well, I'm a vine. Ir dabar Jėzus sako, aš esu vynmedis. And then he immediately talks about his heavenly Father. Ir iš pat karto jis pradeda kalbėti apie savo dangiškąjį Dievą. And he says,
I and the Father, I'm the vine, and the Father is the gardener who comes to look at what I'm producing. Jėzus sako, aš esu vynmedis, mano tėvas yra sodininkas. Now, Ir mūsų santykis yra toks, kad mano tėvas nuolat mane prižiūri, kad aš vesčiau vaisius. And so, as they're looking at this, you can imagine during the day, the gardener would come and look over his vine. Tai tikriausiai galite įsivaizduoti, kad dienos metu sodininkas ateina apžiūrėti savo vynuogyno. It looks nice and green and fruitful. Tikriausiai vynuogynas atrodo labai gražiai, yra žalias, daug vaisių jame matyti. But as the gardener comes closer, he sees there are some branches that are producing no fruit. Tačiau priėjus arčiau prie kiekvieno vynmedžio, jau galima matyti, kad kai kurios šakelės galbūt yra apdžiūvusios, padžiūvusios, kai kurios šakelės nėra labai vaisingos, neduoda vaisių. And there are other branches that are producing fruit, but they could be pruned to produce even more. Dar kitos šakelės galbūt yra tokios, kad jos deda vaisius, tačiau jas reikia šiek tiek apvalyti, kad tos vynogės, kurios auga ant tų šakelių, būtų dar geresnės ir gražesnės. Now what does the gardener do? Taigi, ką tas sodininkas daro? He takes out his knife and he sort of gets it ready and he prunes the fruitful branches. Taigi, sodininkas pasiima savo peilį, tikriausiai ne tokį patį, kaip Frankas turi. Ir jisai apvalo tas šakeles, kurios yra su vaisiais, kurios neša vaisius. But he cuts off the unfruitful branches. Ir visiškai nupjauna, pašalina tas šakeles, kurios neneša vaisių. Now the important thing is that when you look at the Greek language, the two words are very similar, to cut off and to prune. Ir jeigu pažiūrėjus į graikų kalbą, tai apvalyti ir nupjauti, pašalinti yra labai panašus du žodžiai. So we might think, well, pruning involves cutting off and removing the branch involves cutting off. Galbūt tai mums suteikia galimybę mąstyti taip, kad tiek apvalymas, tiek išpjaustymas reiškia tą patį, kad visiškai yra pašalinama šakelė. But there is a significant difference between pruning and cutting off. Tačiau skirtumas tarp apvalinimo ir visiško pašalinimo šakelės yra labai didelis. And the difference is in the purpose or the result of the cutting. Ir tas skirtumas yra tikslo, kuriuo siekiama apvalant ir visai išpjaunant. So pruning will result in greater fruitfulness. Apvalymas šakelių veda prie to, kad ta pati šaka ves daugiau vaisių. And cutting off removes complete removal to throw it into the fire. O šakelės nupjovimas, pašalinimas reiškia tai, kad ta šaka yra visiškai išpjaunama iš vynmedžio ir jos nebelieka tame medyje. And these two things describe the difference between discipline for a good purpose Ir šie skirtingi žodžiai ir mums paaiškina, kad apvalymo tikslas yra disciplinuoti, vesti kažkokią tvarką. and punishment to remove somebody completely. O pašalinimas, nupjovimas tai yra tarsi bausmė, kuomet mes visiškai netenkame nieko, ką turėjome. Now there are many different passages in the Bible which describe this difference. Ir Biblijoje galime rasti ne tik vieną šitą iliustraciją, tačiau labai daug yra parašyta palyginimo, ką tai reiškia apvalyti ir ką tai reiškia visiškai pašalinti. But two of them, one is from Hebrews chapter 12. Tačiau du iš jų, vienas yra iš laiško Hebrajams 12 skyriaus, And that talks about discipline. kalba apie discipliną. From verses 5 to 11 of Hebrews 12. Taigi, laiškas Hebrajams 12 skyrius nuo 5 iki 11 eilutės. Now I'll read it, but also go over some of the verses, just miss some of the verses. But my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as a son. Nes kurį Viešpats myli, tą griežtai auklėja ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima.
And just a little bit further on, God is treating you as His children. Ir truputį praleidus keletą eilučių tam pačiam laiške mes randame, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. For what children are not disciplined by their father? O kuriogi sūnaus Dievas griežtai neauklėja. And then a bit further, God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. Dar kelias eilutes praleidus galime skaityti, Dievas tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. But no discipline seems pleasant at the time, but painful. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o kartu. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Bet vėliau jie atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Now, this is the pruning process that Jesus is referring to. Taigi, čia mes randame aprašytą apvalymo procesą, apie kurį kalba ir Jėzus mūsų skaitinėje. The Father cuts off something in order to produce righteousness and peace. Taigi, Dievas aukštybėse kai ką pašalina tam, kad būtų pasiekta taika ir teisumo vaisiai, kad augtų. And so, but there are some branches the Father looks at and says, this is a dry branch, I'm going to remove it completely. Tačiau kai kurios šakelės yra visiškai sausos. Dėl tos priežasties sodininkas arba viešpats Dievas danguje nusprendžia jas pašalinti visiškai. So in the Revelation of John, chapter 18, we read about that. Ir apreiškimo Jonui knygoje, 21 skyriuje, 18 eilutėje galime rasti apie tai aprašymą. Then I heard another voice from heaven say, come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį, išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų. For her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes. Nes jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktadarystės. Give back to her as she has given, pay her back double for what she has done. Apmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. She will be consumed by fire, for mighty is the Lord who judges her. Ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Well, I'm going to show these illustrations. Here's the fruitful tree. Taigi, viena šaka, ta su lapais yra vaisinga, nešanti vaisius šaka. Yeah, it's the branch, isn't it? And this one, O of course, it's šita, no good. matot, nėra gera, tikrai. It'll burn quickly. Sudegs ji labai greitai. And the role of the Father is to select which one is fruitful and which is not. Ir tėvo pareiga, pagrindinė pareiga yra šakų tarpe atrinkti, kuri visgi neš vaisius, o kuri ne. Now, I don't think any one of us wants to be burned up. Aš manau, kad nei vienas iš mūsų nenorime būti sudeginti. So, what does Jesus tell us about how we can be fruitful branches? Ir kągi Jėzus sako, kaip mes turime elgtis, ką mes turime daryti, kad būtume tos vaisingos šakelės. So in verses 3 to 6 of our skaitinys, he says, you are already clean because of the word I have spoken to you. Ir šiandienos skaitinyje, tai yra iš Jono Evangelijos 15 skyriaus nuo 3 iki 6 eilutės, mes galime ir rasti tą atsakymą. Tai yra, Jėzus sako, jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Remain in me as I also remain in you. Pasilikite manyje ir aš jumise pasiliksiu. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Taip pat ir jūs, jei nepasiliksite manyje. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. No, not this one. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Such branches are picked up, thrown away, and are thrown into the fire and burned. Paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Now this part begins with the words, "You are already clean because of the word I have spoken to you." Šis skaitinio dalis prasideda tokiais žodžiais. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. To understand that phrase, we need to go back to earlier in the evening. Tam, kad suprastumėm šituos žodžius, mums reikia truputėlį laiku pagrįžti į tai, kas vyko prieš tą kelionę. Jesus was about to have supper with his disciples. Jėzus jau buvo besiruošęs vakarieniauti su savo mokiniais. None of the disciples wanted to wash each other's feet. Nei vienas iš mokinių nenorėjo plauti vienas kito kojų. That was the job of a servant. Tai buvo tarnų darbas. But Jesus took a bowl of water and a towel and began to wash his disciples' feet. Tačiau Jėzus atsinešė ąsotį vandens, atsinešė bliūdą ir pradėjo plauti savo mokinių kojas. And you remember how Peter said, "You shall never wash my feet." Ir tikriausiai pamenate, kad tuo metu apaštalas Petras pasakė, kad tu niekada neplausi mano kojų. And Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Jėzus pasakė, kad jisai plaus. Jėzus jam atsakė, jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Then Lord Peter replied, "Not just my feet, but my hands and head as well." Tuomet apaštalas Simonas Petras jam sako, viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Now notice what Jesus says next. Ir atkreipkite dėmesį tai, ką tada Jėzus jam atsako. Jesus answered, "You are clean, though not every one of you." Jėzus jam sako, jūs esate švarūs, bet ne visi. For he knew who was going to betray him, and that was why he said, "Not everyone is clean." Nes Jėzus jau tada žinojo, kad jį išduos. Ir todėl pasakė, ne visi esate švarūs. So basically what Jesus is saying is that 11 of the 12 disciples have been made clean by him. Taigi, savo šiais žodžiais Jėzus mokiniams sako, kad 11 mokinių iš 12 per viešpatį žodį yra tapę švarūs. And so he says, "I am making you branches within the vine." Aš padariau jūs tomis šakelėmis, kurios yra vynmedyje. So if you're in the vine, you're a believer. Jeigu jūs esate kaip tos šakelės tame vynmedyje, jūs esate tikintis žmogus. And the proof that you're in the vine is the fruit that you produce. Ir įrodymas, kad jūs esate tinkame medyje, tinkamoje vynuogėje, yra vaisiai, kuriuos jūs duodate. And he speaks about that fruit now in verses 7 to 11. Ir apie tuos vaisius Jėzus jau kalba nuo 7 iki 11 eilutės šiandienos skaitinio. Jesus said, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you." Jėzus sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašykite, ko tik norėsite ir jums bus duota. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. As the Father has loved me, so have I loved you. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Pasilikite mano meilėje,
jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. So just as I have kept my Father's commands and remain in his love, Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. aš jums tai kalbėjau, kad jumise liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. So Jesus is talking about branches that have become part of the vine. Taigi Jėzus kalba apie šakas, šakeles, vynuogės šakeles, kurios priaugo, tapo tą pačią vynuogę. And he says they're fruitful. Ir sako, kad jos yra vaisingos, nešančios vaisius. Now to understand that fruitful thing, we have to look at some words here in this passage. Tam, kad suprastumėm tą žodį vaisingas, nešantis vaisius, turime žvilgtelti į keletą žodžių šiandienos skaitinių. There are certain words that are repeated. Kai kurie žodžiai skaitinėje nuolatos pasikartoja. And so he talks about remaining in Jesus. Jėzus savo kalboje kalba apie žodį pasilikti Jėzuje. And the Greek has the idea of living in a home. Iš graikų kalbos, taip tiesiogiai pažodžiui verčiant, šis žodis reiškia, kad tu esi namuose, tai yra viduje. And then he talks about love in that home. Ir vėliau mes randame žodį meilė, kuris taip pat kartojasi visame skaitinyje. And the words that's used there is agape. Ir dar vienas žodis, kuris reiškia tą meilę, yra agapė. And we have an agape room behind us. Tikriausiai visi žinot, kad mes turime kūno bažnyčioje agapės kambarį, kuriame And dažnai renkamės. Yeah, it's where we share together, meet together, enjoy one another. Kuriame mes galime džiaugtis vienas kitu, dalinti savo skausmais, rūpesčiais, aišku, ir gerais dalykais. Tai yra, kuriame mes dalinamės viskuo. So far you have the idea of a home in which there is selfless love. Ir sudėjus šiuos žodžius ir nuo jų prasmes mes turime namus, kuriuose yra tokia besąlygiška meilė. And then to that there is one more word to be added. Ir prie šio junginio turėtume pridėti dar vieną žodį. And that's keep my commandments or obedience. Tai tas žodis būtų laikytis nurodymų, įsakymų arba paklusnumas, klusnumas. Now notice the obedience is in the context of a house filled with love. Ir šis klusnumo, paklusimo žodis yra naudojamas kontekste pilname meilės, tokiam geram kontekste. That's in contrast to the Pharisees' way of obedience. Ir tai yra tarsi kontrastuojantis dalykas, apie ką kalbėjo ir nurodė laikytis įsakymų fariziejai. They had 613 laws in the first 5 books of the Bible. Jie turėjo 613 įstatymų, įsakymų, ką galima daryti, ko negalima daryti pirmose 5 Biblijos knygose. And the attitude of their heart didn't matter. Ir visiškai širdies, atjautos dalykai jiem nerūpėjo. But Jesus is saying, I want you to follow the rules of the family in a house where there is love. Tačiau Jėzus savo kalboje jau kalba apie tai, kad aš noriu, kad jūs laikytumėtės įstatymų. Tačiau tai turi būti daroma su didžiulė meilė ir atjauta vienas kitam. And that's going to result in a very fruitful vine. Ir tai gali išaugti į labai derlingą vynmedį. Now what type of fruit does a vine produce? Kokios rūšies vaisius vynmedis vynuogė veda? If it's a grapevine, it'll produce grapes. Jeigu tai yra vynmedis, tai tada bus vynuogės. If it's a berry vine, it'll produce berries. Jeigu kažkoks medis yra, kur veda uogas, tai jisai tada, jo derlius bus uogos. And Jesus says if you're a Jesus vine, you'll produce the same character as Jesus. Ir Jėzus sako, kad jeigu jūs būsite tikraisiais tais vynmedžiais, Jėzaus vynmedžiais, tai jūsų vaisiai, kuriuos jūs nešite, bus labai panašus į tai, ką Jėzus darė. So you'll have the same way of thinking, the same way of loving, the same way of caring as Jesus. Nes jūs perimsite Jėzaus charakterio savybės. Tai yra tuo pačiu būdu, kaip ir jisai galėsite rūpintis kitais,
Tuo pačiu būdu, kaip ir Jėzus, jūs galėsite mylėti vienas kitą ir padėti vienas kitam. And the result will be great joy in your life. Ir rezultatas viso to jūsų gyvenimo bus didžiulė laimė, džiaugsmas. So imagine Jesus is walking here, and as he's walking along the vineyard, he's explaining these things. Ir įsivaizduokite dabar situaciją, kurioje vyksta šis pokalbis apie vynmedį. Tai yra Jėzus su savo mokiniais keliauja keliu ir šalia to kelio auga didelis vynuogynas. He begins by talking about things being cut off. Pradžioje Jėzus kalba apie dalykus, kurie turėtų būti iškirsti, panaikinti. But then what is left over, he wants to remain grounded in the vine. Tačiau tai, kas lieka, jis nori, kad įaugtų, liktų toje vynuogėje. And if you do so, you'll produce fruit that reflects Jesus, who is the vine. Ir jei mes kiekvieną savo gyvenime tai padarysime, tai būtent tai atspindės Jėzų. It's not always easy. Tai nėra lengva. As we remember from that reading in Hebrews chapter 11, Kaip galime atminti iš mūsų skaitinio Hebrajams 5 skyriaus 11 Hebrews skyrius. 12, isn't it? Hebrews 12. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jie atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. And that's the fruit that we want to see as we remain in Jesus, the vine. Ir tai yra teisumo vaisiai, taikingi teisumo vaisiai, kuriuos mes norime vesti ir matyti savo gyvenime. So let's give thanks to Jesus for bringing us into his vine. Taigi padėkokime Jėzui už tai, kad jis priima mus į savo vynmedį. Dear Father in heaven, we thank you for sending Jesus to be like a vine. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už tai, kad tu atsiuntei savo sūnų Jėzų, kuris tapo vynmedžiu. We thank you for his obedience and for his character that flourishes. Mes dėkojame už jo nuolankumą, už jo charakterį, kuris švyti. And we thank you that you have engrafted us into that vine. Ir dėkojame už tai, kad tu mus įauginai, įsodinai, padarai skiepus tame medyje. Help us to be fruitful branches, Padėk mums būti ir likti vaisingomis šakelėmis. to honor you by remaining in Jesus, Apdovanodamas tuo, kad mes galime likti Jėzuje. and then producing the fruit that comes from him. Ir kad galėtumėm toliau nešti ir sėti tuos vaisius, kurie ateina iš And we Jėzaus. pray this in Jesus' name. Viso to meldžiame per Jėzų Kristų. Amen. And dabar giedokime, giesmę 209 giesmę. 10. I try.
naujienos ir informacija ir netrukus melsimės. Tai vakar turėjome prieš sinodinę sesiją Biržuose. Kaip žinote, yra visa eilė pasiruošimų iki Biržų sinodo. Yra parapijos metinė sesija, tada dvasininkų sesija, tada kuratorių sesija, tada konsistorijos sesija, na ir tada priesinodinė sesija. Priesinodinės sesijos tikslas yra labiau darbinis, galutinai sudėlioti klausimus, suformuluoti klausimus, kadangi net priklausomai kaip tas klausimas bus pateiktas ir gali būti skirtingi sprendimai. Taigi galutinai buvo suformuota sinodo darbotvarkė, vakar turėjom 15 klausimų, tai vakar sprendimai nebuvo priimami, jie buvo tik tai diskutuojami. Tai džiugu, kartu buvo smagu ir pabendrauti kelionėje. Beveik 5 valandas kartu vyko kunigas Frankas ir Eglė ir Žydrūnas. Tai buvom 4 asmenų desantas iš Kauno. Iš viso dalyvavo 30 dalyvių. Tai tiek turbūt trumpai, klausimai, kaip sakiau, labiau apie tai, kas bus svarstoma ir jie buvo suformuoti. Melsimės toliau už kunigę Sigitą, jie yra paleista iš ligoninės, prašysim Dievo valios jai ir Dievo gailestingumo. Po 2 savaičių, gegužės 25 dieną, turėsime jungtinės pamaldas kartu su tarptautinėmis pamaldomis kartu ir turėsime iš jų kai kurie pareiškė norą būti bažnyčios nariais, tai mes mielai juos priimsime ir bus konfirmacija 5-6 maždaug narių, matysim toks planas. Taigi kviečiame visus dalyvauti. Po to, kiek žinau, turėsime šventę links Eglė, kviečia dalyvauti jos namuose, po pamaldų turėti tokį pikniką, tie, kurie galite. Tai po 2 savaičių. Tiek informacijos, kviesiu melstis. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už tai, kad tu esi tikrasis vynmedis, mes esame šakelės ir ačiū Viešpatie tau už tą darbą, kurį darai, apvalai. Viešpatie, nors mums tai nėra ta, kaip skaitėme, auklyba, nėra smagi, tačiau tu Viešpatie esi tas sodininkas, tas vynininkas, kuris darai tą darbą ir darbuojasi, išpjaudamas tai, ką mes auginame, tuos vaisius, kurie yra ne iš tavęs, ir auginame tuos dvasios vaisius, kurie yra meilė, džiaugsmas, kantrybė ir kiti dvasios vaisiai. Viešpatie, dėkojame tau už tą darbą, kurį darai šioje bažnyčioje, taip pat dėkojame už tarptautinių pamaldų narius, kurie nusprendė tapti šios bažnyčios nariais. Ačiū Viešpatie už tai, ką tu darai, tą ilgametį darbą. Dėkojame Viešpatie ir už mūsų pastato statybos klausimus. Ačiū Viešpatie už to žmonės, kurie rūpinasi tais klausimais. Viešpatie, meldžiame, kad tu duotum mums išminties priimti tinkamiausius sprendimus, kuriuos galime priimti. Viešpatie, dėkojame tau už sinodą, kuriam ruošiamės. Dėkojame už priesinodinę sesiją, kuri vyko vakar Biržuose. Viešpatie, padėk pasiruošti tinkamai tiek mūsų parapijos delegatam, tiek dvasiniams kuratoriams ir dalyvauti taip, kaip Viešpatie, kokia yra tavo valia. Viešpatie, meldžiamės už mums brangę kunigę Sigitą, prašydami Viešpatie tavo sveikatos jai ir taip, kaip tu Viešpatie esi suplanavęs, kokia yra tavo valia. Meldžiam Viešpatie, kad tu pasigailėtum tiek jos, tiek visos jos šeimynos, jos vyro, kuriems nėra lengvas laikas. Viešpatie, būk kartu arti su šita šeima ir paguosk kiekvieną iš jų. Viešpatie, meldžiamės taip pat atiduodami tau savo visi poreikius, savo rūpesčius, taip kaip moko tavo žodis, kad pasitikėtume tavimi ir prašytume tavo valios ir dėkotume tau, pasitikėdami tau. Viešpatie, dėkojame tau už mūsų valstybę, meldžiame už mūsų valstybės vadovus, tiek Respublikos prezidentą, tiek ministrą pirmininką, tiek Seimo pirmininką, Seimo narius, Kauno
Kauno miesto ir Kauno rajono merus ir tarybas. Viešpatie, ačiū Viešpatie tau už tai, kaip tu rūpinėsi mumis ir Viešpatie meldžiame už tos, kurie kenčiame, meldžiame už ukrainiečius, meldžiame už kitas vietas, kur vyksta karas. Viešpatie, tu esi teisingas Dievas, tu esi visą valdantis Dievas, suverenus Dievas ir tu Viešpatie vieną dieną teisingai teisi ir kiekvienas nedorai besielgiantis bus teisingai nuteistas. Viešpatie, mes visus kitus mūsų maldos žodžius sudedame į tą maldą, kurią mūsų tu išmokei. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Dabar laikas garbinti Dievą aukomis, prisidėti prie Dievo karalystės darbo ir esame dėkingi kiekvienam, kuris prisideda laisva valia. Iš dėkingos širdies pasitikėdami Dievu, tam, kad dalį savo pajamų galėtume aukoti, reikia ir pasitikėjimas Dievu, ir dėkingumas jam. Tai galima rinkti aukas ir giedokime 173 giesmę pirmus 3 posmelius. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te sie tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Eisime ramybę į pasaulį, į kurį siunčia Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir šio pasaulio druska, gyvensime krikščioniškai, pasitikėdami Dievu, kad žmonės matytų mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą ir atsigręžtų į Kristų ir šlovintų dangišką Tėvą. Amen. Ir pabaigoje tylioji malda.